Labas vakaras. Šiandien antroji paskaita. 3 palyginimus bandysim perskaityti, tai turėkit man kantrybės. Tikiuosi spėti per valandą juos išdėstyti. Ir kaip įprasta, aišku, šaukime šventosios dvasios, kad ji būtų mūsų tarpe. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Viešpatie šventoji dvasia, nuženk, būk tarp mūsų, atverk mūsų širdis, mūsų protus, kad pažintume dangaus karalystės slėpinius, įkvėpk mus jais gyventi ir dalintis su kitais žmonėmis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Pirmasis šiandien palyginimas, kurį norėčiau su jumis aptarti ir pasidalinti. Luko Evangelijos 15 skyrius, 8-10 eilutės. Ir palyginimas mūsų Biblijose skamba pamestoji drachma. Tęsia Jėzus palyginimų čia seriją. Girdėjom apie gerąjį piemenį, apie piemenį, kuris leidžiasi ieškoti avies, kad patirtų pilnatvę, ir toliau tęsia. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir 1 pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda. Radusi, ji susivadina drauges bei kaimynės ir sako: džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Toks palyginimas. Ir jūs jau žinot, kad pavadinimai gali mus labai stipriai klaidinti. Pavadinimas pamestoji drachma kreipia link minties, jog šiame palyginime svarbiausias dalykas yra pinigai. Taigi bažnyčios tėvai taip ir interpretuoja šį palyginimą, šį tekstą, pabrėžia atradimo temą, siekdami drachmą su nusidėjėliais, kurių Dievas ieško ir atradęs kartu džiaugiasi su visų dangumi, su angelais šventaisiais ir taip toliau. Monetos vaizduodavo valdovo atvaizdą, netgi 1 amžiaus monetose ant vienos pusės vaizduojamas imperatorius monetos, o kitoje pusėje kokia nors moteris, irgi daug diskusijų, galbūt imperatoriaus žmona, o galbūt tiesiog deivė, kažkokia deivė, kuri teisingumo, tiesos ar išminties. Ir aišku, kad gimsta tokia idėja, jog moneta yra tarsi valdovo atvaizdas. Ir jeigu mes jau čia interpretuotume grinai Dievo ir žmonių santykiuose, tai tuomet mes kaip monetos nešiojamės Dievo atvaizdą mumyse. Bet visgi klausimas, kuriuo prasideda šis palyginimas, arba kuri moteris turėdama 10 drachmų, taigi jau reiškia, kad Jėzus nekalba apie pinigus. Reiškia, pagrindinis personažas vis tik tai neturėtų būti pinigai, nes turėtų tada klausti, kas visiškai nelogiškai, kuri moneta pasimetusi, bet nelaukia, kol jos ten bešluodama moteris nesuras. Tai vis tiek turėtume turbūt tapatintis būtent su moterimi ir visas dėmesys jos elgesio apmąstymui. Juolab, kad monetos neturi laisvos valios. Ir tada aišku, kad mūsų sprendimai, jie vis tiek yra susiję su mūsų laisva valia. Ir jeigu dar prie avelės galėtume kažkaip pritemti, kad ji pati nuklydo, ieškojo vandens, ar ten kažkokių, ar išgastis ją tiesiog paskatino kažkur tai nuklysti, tai monetos niekas, jokie veiksniai neveikia. Ir tuomet, žodžiu, žmogaus įvaizdis monetai, man atrodo, pernelyg pritemptas. Ką bažnyčios tėvai kalba, šventasis Ambraziejus moteryje atpažįsta bažnyčios personifikaciją. Taigi jisai galvoja, kad ta moteris yra bažnyčia, kuri ieško prarastų monetų, šiuo atveju vienos, tai reiškia nusidėjėlių,
Ir įdomiai, jisai visus 3 palyginimus, kurie ir yra Luko Evangelijoje vienas po kito, interpretuoja sakydamas, kad štai piemens palyginime piemuo tapatinamas su Jėzumi, sūnaus palaidūno palyginime gailestingasis tėvas tapatinamas su Dievu tėvu, o štai moters ieškančios drachmos palyginime jis įžvelgia dieviškąją išmintį, Sofiją, ką galėtume kažkuria prasme laikyti ir tiesiog šventąją dvasią. Nors aišku, dar jau Ambraziejaus laikais tai buvo trejybės samprata labai aiški, bet tarkim Jėzaus laikais labai būtų sunku kalbėti apie tokią sampratą. Pats Dievas gana retai Biblijoje lyginamas su moterimi, labai atsiprašau visų moterų, bet taip jau yra. Nepaisant to yra tokių atvejų ir labai stiprus tie pavyzdžiai. Pavyzdžiui, pranašo Izaijo knygoje 49 skyrius, 15 eilutė, Dievas kalba apie savo tautą tokiais žodžiais. Ar gali moteris užmiršti mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu jį ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmiršiu. Tai Dievas šitoj vietoj tapatinasi su moterimi, kuri niekuomet neužmirš savo sūnaus, tai yra išrinktosios tautos. Patarlių knygoje, išminties knygoje taip pat kalbama apie moterį, kuri tapatinama su dieviškąja išmintimi. Tai moters įvaizdis ten pasitaiko. Bet nežinau, ar 1 amžiaus klausytojai taip jau lengva ranka, žodžiu, imtų ir kalbėtų apie Dievą kaip apie moterį. Vis tiek Senasis testamentas labai aiškiai formuoja tą įvaizdį, Dievo tėvo įvaizdį. Nors mes žinom, kad Dievas yra ir tarsi motina. Tai galbūt viskas daug paprasčiau ir tiesiog Jėzus pasitelkia kasdienę situaciją, kuri galėjo būti tokia. Žmonės ir šiais laikais pameta pinigus ir šiais laikais bando jų ieškoti parduotuvėse. Jeigu iškrenta kokia moneta, 1 ar 2 centai, tai tik apsidžiaugiam, aišku. Ir tikrai neieškom, bet jeigu nurieda koks euras, tai turbūt nepasivarginam ieškoti. Tai gal palyginimas gali mums daugiau pasakyti ir labiau provokuoti, jeigu mes iš tikrųjų tapatintumėmės su moterimi, kuri ieško pamestos drachmos. Kokia ta moteris? Daugybė komentarų. Vieni pasisako, kad jinai turbūt labai skurdi. Iškės jai reikia šluoti aslą, ten nėra langų, reikia užsidegti žibintus. Daug dėmesio skiria tai tokiai namų aplinkai. Kiti sako kaip tik, kad jinai labai turtinga, nes ir sociali, be to, nes paskui susikviečia kaimynės, susikviečia drauges, švenčia kartu. Ir šiaip drachma tai yra vienos dienos alga. Taigi ta moteris turi 10 dienų algos, nemaži gana pinigai turbūt, ir šiaip pamesti vienos dienos uždarbį jau verta ieškoti, tai nėra 1 centas. Ir aišku, kad jūs jau turbūt jaučiat, kad tęsinys paklydusios avelės arba piemens, kuris ieško paklydusios avelės palyginimo, jog čia irgi svarbi pilnatvės tema. Ir tas skaičius 10 monetų labai aiškiai išreiškia, tai yra pilnatvės skaičius simbolinis. Ir kaip ir palyginime su piemeniu, neužtenka 99, kad būtų pilnatvė, kad būtų 100. Čiagi neužtenka 9 monetų, kad būtų pilnatvė, reikia 10, reikia jos ieškoti. Labai svarbus žodis, man atrodo, šitam palyginime yra koliai suranda. Ieško ir irgi retorinis klausimas, kurigi moteris pametusi drachmą nešluoja koliai suranda. Iš esmės, tai atsakymas turėtų būti, nei viena moteris taip nesielgia, kažkiek gal ten pabando paieškoti, bet čia labai svarbus akcentas – ieškoti, koliai suranda. Ir tas gali užtrukti valandą, bet tas gali užtrukti ir visą dieną,
O jeigu kalbam apie gyvenimus, apie santykius, tas gali užtrukti ir visą gyvenimą. Taigi labai svarbu, va, tas koliai link tikslo kreipia, žodžiu, nenurimsta moteris, kol nesuras. Ne šiaip ieško, maždaug darydamasi, bet šluoja. Tai čia reiktų įsivaizduoti, kad, kilnoja visus daiktus, bando visur apžiūrėti, deda daug pastangų, kad surastų. Ir paskui, aišku, džiaugiasi atradimu, nors palyginimas, reiškia, nesibaigia tik atradimu monetos. Palyginimas baigėsi šventimu, susikviečia dar ir drauges ir tuomet kartu džiaugiasi. Tai yra nemažiau svarbi provokacija mokėti džiaugtis moteriai, bet dar svarbiau turbūt mokėti džiaugtis jos draugėms. Džiaugtis savo drauge, kuri buvo kažką pametusi, kuri turėjo bėdą, taip liaudiškai tariant, ir staiga ta bėda išsisprendė. Tai vat klausimas, ar mes mokame džiaugtis kitų džiaugsmu, tam provokuoja šitas palyginimas. Kažką dar norėjau pasakyti labai svarbaus, tuoj gal grįž. Nebegrįž, kažkur nubėgo. Grįžo. Toji moteris skirtingai nuo piemens palyginimo, nes vis tiek matosi, kaip jie augina mus. Kas šiame palyginime svarbu? Kad jeigu piemuo neįvardina, dėl kieno priežasties nuklysta avis, tai moteris labai aiškiai įvardyja priežastį ir prisiima atsakomybę. Džiaukitės kartu su manimi, nes buvau pametusi drachmą ir, žodžiu, ją radau. Kaip čia tiksliai? Džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Reiškia, palyginimas moko prisiimti atsakomybę, pripažinti, kad aš esu kaltas dėl to, kad nėra tos pilnatvės, dėl mano žioplumo. Ir čia dėl to mes negalim Dievo tapatinti su ta moterimi, nes tokiu atveju Dievas nėra tobulas. Dievas, žodžiu, išsiblaškęs, pameta žmonės, paskui juos ieško, jų ieško. Žodžiu, neįmanoma, blogai. Dievas yra tobulas, jis negali pamesti žmogaus, juo labiau žmogaus. Tai vat moteris, jinai nuostabi tuo, kad jinai pripažįsta ne tik savo kaltę, kokia aš žiopla, kokia aš kvaila, kur aš nukišau, kur aš padėjau, bet savo draugėms. Ji išpažįsta savo kaltę, žodžiu, kitiems žmonėms. Tai, kitaip tariant, tam reikia drąsos. Palyginimas moko pripažinti kaltę, kad neturiu tos visumos, tuomet dėti visas pastangas, kad jį vėl grįžtų ir tada džiaugtis, atradus tą pilnatvę ir tą visumą. Susigrąžinti tai, kas yra prarasta, suprasti prieš tai aišku, kad netekau. Turint 10 monetų, gal čia daugiau vyrams tas pavyzdys labiau tinkamas, kai kišeniai turi kažkiek ten monetų, daugmaž įsivaizduoji, kiek turi, niekada tiksliai neskaičiuoji monetų. Dar kupiūras galbūt. Dabar mes perinam į kortelių jau erą, tai ten labai sudėtinga susiskaičiuoti, ką turim ir kiek liko. Paprastai praneša mums, kad nebeužtenka. O čia vis tik tai, man atrodo, yra svarbu pastebėti, kad netekau. Reiškia, turiu susiskaičiuoti, turiu atlikti kažkokią, pavadinkim, sąžinės sąskaitą. Ir vėl galioja tas pats, ką sakiau praeitą kartą. Gali būti, kad aš savo paties atžvilgių kažką praradau, kažkokią savybę gražią, kurią turėjau. Galima galvoti apie šeimą, šeimos narius, apie bendradarbius, apie bendruomenę, kuri netenka kažkokio nario ir paskui deda visas pastangas, kad susigrąžintų. Ir taip pat lygiai net ir apie dangų, apie amžinybę. Galvoti, kad štai
ten turėtume visus surasti ir kad nebus tos pilnatvės, jeigu trūks bent vieno žmogaus. Įdomu, kad nors šitas palyginimas baigėsi labai laimingai, su tokia gražia pabaiga, visi džiaugiasi, bet atlygis, tas dangaus karalystės patirties, jis įvyksta daug anksčiau. Jis įvyksta tuomet, kai moteris supranta, kad pametė ir pradeda ieškoti. Tai vat mūsų gyvenime nebūtinai turi taip iškart viskas sėkmingai baigtis. Tas koliai suranda, yra labai stiprus žodis, jis gali trukti ir visą mūsų gyvenimą, o galiausiai išsipildyti tik tai laikų pabaigoje, kai visi kelsimės, kai būsim perkeisti ir tada iš tikrųjų mus ištiks tas džiaugsmas dėl atradimo, tų, kurių neturėjome, netekome, pilnatvės jausmo patirtis ir džiaugsmas begalinis, švenčiant dangaus karalystę. Tai jeigu jau pradedat suprasti, kad kažko trūksta ir jeigu jau pradedat ieškoti, jau esat dangaus karalystėje. Ir neišeikit iš jos, numodami ranką ir pasakydami viskas. Per brangu man, per daug aliejaus išdeginta tai šviesai, per daug laiko sueikvota ir per daug energijos ieškojimams. Žodžiu, nenuleiskit rankų, tai yra dangaus karalystės patirtis. Tiek norėjau apie šį palyginimą ir taupydamas laiką savo ir jūsų, klausimus paliksime po susitikimo. Kas norėsit, o pereikim tada prie trečio palyginimo, kuris toliau seka, skaitant Luko Evangelijos 15 skyrių. Palyginimas mums žinomas pavadinimu Sūnaus palaidūno palyginimas. Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, puotaukime, linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė: kas čia dedasi? Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su kekšėmis, tu tuojau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli,
Tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Pagrindinė tema, aišku, yra džiaugsmas, bet taip pat ir pilnatvės jausmas. Tęsiasi. Džiaugsmas kyla dėl santykio atstatymo. Santykio tarp tėvo ir jaunėlio sūnaus, kuris buvo nutrūkęs, bet vėl atsirado, ir tai, aišku, yra tėvo džiaugsmo priežastis. Bet greičiausiai vėlgi tas pavadinimas, kurį mums siūlo tekstas, Sūnus palaidūnas, kreipia mūsų žvilgsnį į sūnų palaidūną, mes tapatiname su juo, nusidėliai, sūnus palaidūnai, bandom grįžti prie Dievo tėvo, jis yra be galo gailestingas, apkabina, bučiuoja, aprengia ir sukelia vaišes, iškelia vaišes. Bet galbūt viskas daug ir sudėtingiau, ir paprasčiau vienu metu. Sudėtingiau, nes jeigu palyginimas yra ne tik apie sūnų palaidūną, bet apie kiekvieną tų personažų, su kuriais mes turėtume tapatintis, nemėgindami Dievui priskirti kažkurio ten vaidmens, tai atrasime, kad savo gyvenime išgyvenam tokias dramas, kai kartais esame tėvas, kuris laukia grįžtančiojo, kartais esame sūnus, kurie trenkia durimis ir išeina, kartais esame vyresnėliai, kurie pavydi, kaip čia klostosi su tuo jaunėliu. Tai pradėkim nuo jaunėlio ir pabandysim peržvelgti kiekvieną iš tų personažų. Jaunėlio elgesys aprašomas kaip akibrokštas. Jis prašo savo tėvo atiduoti jam palikimo dalį. Mums tai net lengviau tą suprasti, nes šiandien, įsivaizduokite, kad kažkas prašome palikimo iš gyvų tėvų. Tiesiog ateinam ir sakom, tėve, duok man mano palikimo dalį. Tai tolygų linkėti tėvui mirties. Absoliutinė pagarba tėvui ar motinai. Mūsų kultūroje, artimųjų rytų kultūroje vis tik pasitaikydavo tokių atvejų, nors irgi tai buvo traktuojama kaip spjūvis tėvui į veidą, bet, žodžiu, yra aprašoma, kad visai galėjo naudotis tokia, ne tai kad teisė, gal daugiau privilegija vaikai prašydami išankstinio padalijimo. Palikimo padalijimo. Taigi tėvas, kaip tekstas sako, padalijo abiems sūnums. Prašo jaunėlis, bet tėvas padalyja abiems sūnums. Kodėl? Todėl, kad padalinti palikimą, reiškia iš tikrųjų kiekvienam duoti jo dalį. Dabar kokia yra jaunėlio dalis? Jis skiriasi nuo vyresnėlio. Nes vyresnėlis yra tas, kuris paveldės visą sodybą šiuo atveju, jisai tęs toliau tėvo darbus ir teisė apskritai įstatymas numatė pirmagimiui dvigubą palikimo dalį. Reiškia, dalint tėvas turėjo į 3 dalis, 2 dalis atiduoti vyresnėliui ir 1 dalį atiduoti jaunėliui. Sau nereikia, jis eis į kapus, tai vis tiek, žodžiu, jį išlaikys vyresnėlis. Netrukus jaunėlis, o čia aišku, čia jau mūsų mentalitetas, o man, o mes, o savo, jo, gera pastaba. Netrukus jaunėlis iškeliavo į tolimą šalį, taip kalba palyginimas. Nenurodoma į kokią šalį, bet greičiausiai iš to, kad jis paskui ten ganė kiaules, tai yra pagonių kraštas. Išvyksta į pagonių kraštą, palieka savo tėvą, palieka savo namus, palieka savo kraštą. Tai jaunėlis savo elgesiu deklaruoja, kad jis absoliučiai nenori nieko bendro turėti su savo kilme. Nei su tėvu, nei su namais, nei su kraštu, o tai reiškia nei su religija,
nei su tikėjimu. Palikti savo tėvą reiškia ne tik tokį neatsakingą socialinę prasme elgesį, bet daugiau turbūt svarbesnė religinė, teologinė prasme, kad jisai palikdamas tėvą palieka ir tėvo dievą, kas žydams labai jau yra, stipru. Išvaisto savo palikimo dalį, nežinom jo dydžio, bet reikia suprasti, kad tai nebuvo menka suma. Jeigu galėjo sau leisti su kekšėmis potauti, nesirūpina savo ateitim, visiškai neinvestuoja tų pinigų ir tiesiog išvaisto. Ir galbūt tai irgi idėja yra, pinigai yra tai, kas dar man primena mano tėvą. Žodžiu, išvaistyti juos va taip tuščiai reiškia absoliučiai nutraukti net ir bet kokią atmintį, kuri kol kas dar yra per tuos pinigus. Tai ryšys su tėvu nutraukiamas absoliučiai. Palikimas buvo išvaistytas pačiu negarbingiausiu būdu. Tekstas sako su kekšėmis, žodžiu, bet graikiškai tas išsireiškimas, kurį mes verčiame ar su prostitutėmis, ar su kekšėmis, yra metapornon. Bet kirčių graikiškam tekste nėra. Ir jeigu sukirčiuosim tą žodį pornon, porno irgi iš to yra atėjęs graikiškas žodis, jeigu jį sukirčiuotume pirmą skiemenį, tai tada gautųsi, kad jis praleidžia tuos pinigus netgi su vyrais prostitutais, kas dar labiau žeminantis elgesys. Žodžiu, palieka tekstas tokia dviprasmybė, bet komentarai ten daugybę, diskutuoja. Nesvarbu, mums tiesiog svarbu žinoti, kad tai yra pačiu tokiu negarbingiausiu būdu. Reikia įsivaizduoti tiesiog palaidą gyvenimo būdą ir tada, aišku, nuėjęs, išeikvojęs visą turtą, kilus tame krašte badui, jis nueina tarnauti, stoja tarnauti pas vieną tos šalies gyventoją. Čia irgi graikiškas žodis, kuris panaudotas yra kolao ir kuris reiškia, viena iš prasmių yra taip tarnauti, kaip mes įsivaizduojam, samdiniu būti. Bet yra ir tokia prasmė, kad jis susimetė su to šalies gyventojų. Ir tas žodis pasirodo Biblijoje ne vieną kartą. Pavyzdžiui, pradžios knygoje 2 skyriui 24 eilutėj, todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir jie taps vienu kūnu. Tai tas glausis yra tas pats žodis, kurį mes verčiam tarnauti arba susimetę. Pakartoto įstatymo knygoje 6 skyrius 13 eilutė, tą žodį naudoja ir Dievui, bijosi tik viešpaties savo Dievo, jam tarnausi ir tik jo vardu prisieksi. Arba bijosi viešpaties savo Dievo, tik jį garbinsi, jam atsiduosi ir jo vardu prisieksi. Irgi pakartoto įstatymo knygoje 10 skyriui 20 eilutė. Tai tarnausi, atsiduosi, tas pats žodis santykyje su Dievu. Ir tai suprantam, kad tai nėra tik tai toks samdinio patarnavimas, bet tai yra iš esmės gyvenimo būdo žodis, kuris rodo, kad aš save susieju su Dievu. Paulius laiške Korintiečiams 6 skyriui sako, naudodamas tą patį žodį, argi nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja. Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Tai vėl, tas pats žodis susijungia, arba mūsų tekste yra tarnauja, bet noriu tiesiog, kad pajaustumėt, jog tai yra truputėlį daugiau negu eiti samdinio pareigas. Taigi jaunėlis palieka savo tėvą ir susijungia arba, glaudžiasi su pagonimi. Galbūt turi bendrą verslą, tuos pačius namus. Čia nebūtinai turim jau perskaityti ten seksualinės prasmes, bet tiesiog suvokti, kad tai yra ne tik tarnystė už pinigus. Juo labiau,
kad tai, jog jis turi valgyti kiaulių jovalą, greičiausiai reiškia, kad jis dirba be atlygio. Kad jis neturi jokio atlygio, jį tiesiog išsiunčia dirbti, gal už būstą, daug tokių visokių nuorodų, bet religinių tokių lygmenių, kas svarbu, kad jaunėlis perima pagonio gyvenimo būdą. Jis susitapatina su pagonybė. Ir, pavyzdžiui, Biblijoje yra priešingų pavyzdžių. Rūtos knygoje Moabitė Rūta pasilieka su savo anyta ir persijima arba susitapatina su Izraelio tauta, su anytos tikėjimu. Tai čia viskas įvyksta priešingai. Ir dėl to jaunėlis turbūt gerai supranta, kad jis nėra vertas vadintis tėvo sūnumi. Ne tik tėvo sūnumi, bet ir Abraomo palikuonimi jis nebėra vertas vadintis, nes jis paniekino ir tikėjimą. Savo kilmę atsiskirdamas nuo tėvo ir, aišku, atsiskiria nuo Dievo tuo pačiu, paniekindamas tikėjimą, nesilaiko jo įsakymų, kurių vienas labai tiesiogiai kalba apie pagarbą tėvams, o tai reiškia jų išlaikymą senatvėje. Taigi jisai visą tą nubraukia. Būklė jaunėlio, visiškas savęs kaip asmens iššvaistymas ir tai jo paties apsisprendimu, savo noru, savo valia. Geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurie ėdė kiaulės, bet nė to jam neduodavo. Kiaulių ganimas turbūt nebuvo labai ten sunkus darbas, bet suvokiant, kad vis tik tai krašte badas, reiškia, jis jas turėjo dar ir saugot, kad kažkas jų neišpjautų. Ir tai reiškia, kad jis turėjo gyventi nuolatiniai įtampai. Ir dieną, ir naktį. Bet ir teologiškai labai stipru, žydas saugo tai, kas yra nešvaru. Nes kiaulė yra žydams nešvarus gyvūnas, greičiausiai dėl to, kad tas gyvūnas viską ėda. Žodžiu, ir dėl to jiems jisai siejamas su nešvarumu. Ir aišku, dargi Biblijoje kiaulėmis vadinami pagonis. Dėl to paties, dėl nešvarumo, nes jie negarbina tikrojo Dievo, kitaip tariant, garbina stabus, taigi šlamšia viską, kas papuola ir neatsirenka, kur čia tikrasis Dievas. Tokiose aplinkybėse staiga jaunėlis apsisprendžia grįžti pas tėvą. Ir čia nereikėtų jo idealizuoti, nes jo motyvas anaiptol nėra noras atsiprašyti. Jo motyvas yra badas, sąlygos, kuriuose jis gyvena. Ir netgi tekstas sako, mano tėvo namuose samdiniai geriau gyvena, žodžiu, negu aš. Ir toji malda, kuri galėtų būti malda, gimsta žodžiai jo galvoje, tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Malda, sakytume, be galo graži. Ir ypač gavėnios metu dažnai ši ištrauka skaitoma, raginant žmonės eiti iš pažinties, žodžiu, atsiversti. Tai atgailaujančio žodžiai, bet, kaip sakiau, motyvas yra greičiausiai visai kitoks. Ir tie žodžiai gal gimė galvoje su išskaičiavimu, bet tikrai nėra gimę širdyje. Svarbiausias akcentas yra dedamas neties santykių su tėvu. Aš mirštu iš bado, bet čia yra jo motyvas. Tai visiškas toks gyvenimo nebuvimas įverčia eiti pas tėvą ir prašytis būti bent samdiniu. Samdinys yra mažiau negu vergas. Būti vergu šeimoje reiškia būti šeimos nariu. Ir vergai, žodžiu, dažnai turėdavo labai geras pareigas, rūpindavosi finansais namų. Kai kurie vergai auklėdavo vaikus, tai buvo auklės ir ne tik auklės, bet ir mokytojai, suteikdavo išsilavinimą vaikams.
Žodžiu, į vergus žiūrėdavo ne taip, kaip mes įsivaizduojam, kaip žmonės, kurie buvo išnaudojami kur nors laukuose, sunkiuose darbuose, bet buvo tiesiog šeimos nariai, kurie taip, kažkurie turbūt dirbo ir lauko darbus, bet visokių ten rūšių buvo tų vergų. Bet kuriuo atveju jie buvo traktuojami kaip šeimos nariai. Šeimos turtas arba nuosavybė, vis tiek su šeima turi ryšį. Tuo tarpu samdiniai yra tie, kurie nusamdomi konkrečiam darbui, jam duodamas atlygis ir jis paleidžiamas. Tai vat jaunėlis, net jeigu jis jau labai galvotų apie šeimą ir santykį su tėvu, būtų logiška jam prašytis būti vergu. Bet jisai, žodžiu, bandys tapti samdiniu. Beje, priėjęs prie tėvo, kreipėsi į jį ne šeimininkę arba ten valdytojau, kas išreikštų jo santykį su tėvu kaip samdinio, bet jis kreipėsi tėvę. Vis tiek pasąmoniai jis, žodžiu, niekur nepabėga nuo to. Vadinasi, nori turbūt, kad jį laikytų kaip sūnų, apeliuos į tėvą, nors, kaip jisai sako, toj išmoktoj formuliai nesu vertas. Tėvas šios formulės neišklausys iki galo, čia be galo gražu, kad jisai net neleidžia jam ištarti sugalvoto teksto, kuriuo turėtų palenkti tėvo širdį savo naudai. Tėvo širdis ir taip yra jo naudai palenkta. Taigi jis gražiai nutraukė visą šitą tiradą ir iš karto apaukite kojas, apvilkite drabužiu, užmaukite žiedą ir taip toliau. Visa tai yra simboliai, kurių pagalba atstatomas orumas, jaunėlio orumas. Rūbas yra žmogaus statuso išraiška, priklausimas tam tikram socialiniam luomui. Ir beje, čia nukrypsiu truputėlį, bet tai, kad Jėzus buvo nukryžiuotas be drabužio, netgi drįsčiau teikti, kad jis buvo nuogas ant kryžiaus, tai reiškia jokio statuso neturėjimą, reiškia visiškai nužmogintas, nepriklauso jokiai šeimai, jokiai tautai, bet yra tiesiog paniekintas, atstumtas. Tai čia jaunėlis gauna drabužį, kuris yra puošnus, atstatomas jo kaip valdytojo, sūnaus statusas. Tampa šeimos nariu pirmiausia, kuri yra turtinga, kuri turi įtakos aplinkiniams. Ir šis drabužis keičia Elgetos rūbą. Žiedas išreiškia galią ir visų teisių turėjimą, galią valdyti, galią įsakyti. Taigi jis su žiedu jau gali duoti nurodymus tarnams ir vergams. Ir apavas arba sandalai yra laisvo žmogaus simbolis. Nes Biblijoje tik laisvas žmogus vaikšto su batais, o vergai ir vaikai vaikšto basi. Visa tai, ką patiria jaunėlis, nėra jo nuopelnai. Tai yra tėvo nuopelnai. Ir galbūt vienintelis jaunėlio nuopelnas, kad jis ryžosi grįžti pas tėvą. Bet motyvas jau žinom. Svarbu, kad jaunėlio atmintis leidžia jam jausti skirtumą tarp to, kas jis buvo ir tarp to, kas yra, kaip buvo su juo elgiamasi ne tremty, bet svetur ir kaip su juo elgiamasi dabar. Tai sugrįžimo motyvas nebūtinai atsivertimas, tiesiog suvokimas, kad ten aš buvau niekas, o čia aš esu kažkas. Ir nepaisant to, tėvas be galo apsidžiaugia, priima jį ir čia tikrai mes galim mokytis iš tėvo jokių moralų, jokių ten teisingumo atstatymo dalykų, tiesiog apkabina ir apkabina tą, kas jam ir buvo tas žmogus, jo sūnus, jo paties kraujas, jam, žodžiu, brangus žmogus. Tai tai yra jaunėlio situacija. Dabar kviečiau pagalvoti apie vyresnėlio situaciją. Ir nors protu suvokiame, kad tikrai jisai teisingai elgesi, priekaištaudamas tėvui, kažkodėl
nežinau, klausytojai ir skaitytojai, neturi jam palankumo. Mes vis tiek esam už tą jaunėlį. Nors tu ką, mums vis tiek jisai, atrodo patrauklesnis. Gal dėl to, kad tėvas jį apkabina, nežinom, bet gal dėl to, kad jis nemoka džiaugtis tuo grįžusiuoju. Bet gyvenime juk taip jau yra, kad mes dažniau patenkam būtent į vyresnėlio situaciją ir įsijungia teisingumo saugikliai, kai, žodžiu, pradedam teisingai, svarbiausia, kad teisingai priekaištauti. Visa drama sukasi apie šeimos santykius ir panašu, kad vyresnėlis, žinokit, irgi ne angelas, nors ir teisingas. Prasideda palyginimas žodžiais, vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Tai mums natūraliai aišku, jog jie yra broliai, bet ar tikrai jie yra broliai? Biblijoje ne vieną kartą pasirodo tokie pavyzdžiai, kai santykiai tarp brolių yra neduok Dieve. Kainas užmuša Abelį, Juozapo broliai parduoda Juozapą, net nebūtinai jie parduoda, ten irgi painus tekstas, įmeta į šulinį, ten midjaniečiai ištraukia jį iš šulinio, parduoda jį egiptiečiams. Žodžiu, vis tiek, bet kokiu atveju tas pavydo jausmas tarp brolių yra. Ir ypač tas klausimas, man atrodo, svarbus pradžios knygos 4 skyriuje, kai Dievas paklausia, reikia pasižiūrėti dabar, pradžios knyga 4 skyrius, jau čia po to, kai nužudo Kainas Abelį. Tuomet viešpats paklausė Kainą, 9 eilutė, kurgi tavo brolis Abelis? Nežinau, argi aš savo brolio sargas, atsakė jis. Reiškia, ta brolystės santyki turi atrasti. Nesvarbu, kad gimsti vienoj šeimoj. Esi sūnus pirmiausia tėvams, bet taip pat turi paskui atrasti ir santykį su broliu. Tapti broliu, kitaip tariant, turi. Tai mums jau įprasta, kad kraujo ryšiai yra brolis, seseris, bet Biblijoje bent jau tai neįvyksta automatiškai. Reikia dėti pastangų, kad taptum broliu. Ir čia, aišku, žaidžiama tuo išsireiškimu ir šiame palyginime, nes kai vyresnėlis grįžta iš laukų ir pamato, kas čia dedasi, sutinka tarną, pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedas, tada jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Iškės tarno žvilgsnis yra, kad jie abudu yra broliai. Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį. Tada jis nenorėjo eiti vidun, supykęs, o kai išėjo tėvas, priekaištaudamas tarė. Jisai dabar tas vyresnėlis sako, bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, jis nesako, bet vos tik sugrįžo mano brolis ir štai tu ir taip pasielgiai. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą. Taigi vyresnėlio žvilgsnis į jaunėlį nėra kaip į brolį, į savo brolį. Nors tokį žvilgsnį turi tarnas ir tokį žvilgsnį turi tėvas. Reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis, ne mano sūnus, bet tavo brolis buvo miręs ir atgijo. Brolystės santykio tarp brolių nėra ir, tiesą sakant, nėra aišku, ar jis bus. Palyginimas baigėsi su tokia intriga. Ar įeis vyresnėlis į namus, ar puotaus kartu su savo broliu. Mes to nežinome. Nežinom, ar jaunėlis priims dar vyresnėlį. Žodžiu, irgi čia ta drama šeimininių santykių, jinai kuriama labai sąmoningai, kad mes suprastume, jog dangaus karalystė nėra juoda balta, 1-2 padarėm ir įvyko. Vyresnėlio priekaištas kyla dėl tokio elementaraus teisingumo. Jaunėlis savo dalį iššvaistė ir negarbingų būdų.
Dabar jis yra priimamas iškilmingai, iš kieno dalies visą tai. Puota, žodžiu, tai yra juk iš vyresnėlio pinigų viskas daroma. Ir toliau jis gyvens ir dar neaišku, kiek išeikvos. Nu, žodžiu, vyresnėlis tikrai labai teisingai pyksta, piktinasi. Aišku, paveldės toliau viską jis, vyresnėlis, bet jau paveldės mažiau negu galėtų, juo labiau, kad jam atrodo turbūt, kad eikvojamas jo paveldas. Tiek metų dirbo, neperžengė nei vieno tėvo įsakymo ir nė karto nebuvo duota jam nė ožiuko su draugais pasilinksminti. Teisingas priekaištas. Ožiukas yra normalūs pietus. Iškas nedavė net papietauti. Pirmiausia, gal jis ir neprašė, bet šiaip, ir vyresnėlis, ir jaunėlis grįžęs neprašė jaučio, bet jam kažkodėl ėmė ir papjovė. O jautis tai yra jau iškilmingos, labai iškilmingos šventės patiekalas. Daug svečių, žodžiu, jau yra išlaidos, pakankamos išlaidos. Taigi, vyresnėlio priekaištai teisingi, teisėti, bet jo motyvai nėra nuoširdus, lygiai taip pat kaip ir jaunėlio. Jo ketinimai netgi yra tokie patys kaip jaunėlio. Kitaip tariant, jis negavo nė ožiuko su draugais pasilinksminti. Čia tik tai skirtumas, kas su kuo linksminasi. Jaunėlis linksminasi užsienyje su kekšėmis, o vyresnėlis nori linksmintis su draugais. Bet pirma, nori linksmintis ir nori linksmintis ne namuose. Iškės jis irgi nori išeiti iš tų namų. Jis irgi nenori ten būti. Nežinia, kodėl jis ten yra, iš pareigos dar kaip nors, bet tikrai ne iš meilės santykio tėvui. Reiškia, jam negera tuose namuose. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad namuose nebuvo nei vienas iš sūnų. Abu kažkur, kad tik nereikėtų būti su tėvu. Ir palyginimo ašis būtent ši. Nebus tikro džiaugsmo ir tikros šventės pavieniui ir už namų. Kaip padaryti, kad būtų pilnų namų bendruomenė? Tas pavadinimas kažkaip atėjo į galvą. Tik juose, namuose, tik viduje ir tik kartu būnant yra puotaujama ir linksminamasi. Tikroji šventė šeimoje atradus teisingą santykį, kurioje yra ne tik tėvo ir sūnų santykio, bet taip pat ir tarpusavio brolių santykio turi būti. Kalbant apie puotą, tekste pavartotas imperfekto laikas, tai yra tęstinis laikas, nurodantis, kad kažkoks veiksmas, kuris prasidėjo praeityje, toliau tęsiasi. Arba to veiksmo, jeigu jis ir nesitęsia, pasekmės toliau tęsiasi. Tai, kitaip tariant, vyresnėlis kviečiamas užeiti vidun ne prie likučių, bet toliau puotauti. Reiškia, jis nepavėlavo į puotą. Jis atėjo ir jis bus priimtas su tokiu pat džiaugsmu, su tiek pat, žodžiu, patiekalų ir taip toliau, kaip ir jo brolis. Taigi kviečiamas dalyvauti šventėje. Ar jis tą padarys, lieka klaustukas. Na ir galiausiai tėvas. Aišku, mes jį tapatiname su Dievu, gailestingumas, gražiausia savybė, nori, kad būtų, džiaugiasi vienu sūnumi, nori taip pat, kad užeitų ir kitas, bet ar jis pats kažko išmoko iš šitos situacijos? Nes tėvas šitas irgi anaiptol nėra tobulas, kaip kad Dievas yra tobulas. Kodėl sūnus nori išeiti iš namų? Kodėl apskritai vaikai bėga iš tėvų namų? Ir negali sakyti, kad čia tik paauglystė nurašyti viską ant vaikų. Ir tėvai turbūt nėra tobuli. Ir tėvai prisidėjo prie to, kad vaikui negera namuose, kad jis nenori juose būti ir nenori nieko bendro turėti su savo tėvais, šiuo atveju su tėvu. Taigi tėvas, net ir turėdamas netikusi sūnų, jį toliau myli
Bet jam net neįdomu, ar šitas netikęs sūnus gailisi ar ne, jis tikrai jo laukia, bet ar jis pastebėjo, kad jis iš tikrųjų prarado ne tik jaunėlį, bet kad jis yra praradęs ir vyresnėlį, kuris visą laiką šalia, kuris visą laiką aria, vergauja. Žodžiu, čia didžioji drama, kad tėvas neiškart suprato, kad jis yra praradęs ir vyresnį sūnų. Vaikeli, kas mano, tas ir tavo. Tai čia tėvui taip atrodė. O kaip sūnui atrodė, kaip jisai jaučiasi, vyresnėlis. Tai va, tėvas irgi turi toj dramoj santykių atrasti, kad galima prarasti ir netekti ne tik tų, kurie išėjo su trenksmu ir jų laukti, bet galima netekti ir tų žmonių, kurie yra čia pat, šalia mūsų, be kurių irgi nebus pilnatvės, nors jie fiziškai ir su mumis. Tai čia net nereikia galvoti daug pavyzdžių, čia, man atrodo, kiekviena šeima tą yra perėjusi daugiau ar mažiau, šią patirtį puikiai žino. Alegorinis žvilgsnis, kurį siūlo bažnyčios tėvai, turi savo ribas, nes neperteikia viso šito santykių sudėtingumo. Ir pristatysiu trumpai, ką kalba bažnyčios tėvai. Jeronimas ir Kirilas Aleksandrietis jaunėlio elgesyje įžvelgia piknaudžiavimą Dievo suteikta laisva valia. Vyresnėlio net neaptarinėja iš esmės, tik jaunėlį, kuris gali reikšti tiek išrinktosios tautos nuodėmes, tiek krikščionių nuodėmes, bet čia irgi reiktų būti labai atsargiems. Interpretacija, kuri mėgintų pristatyti vyresnėlį kaip judaizmą, o jaunėlį kaip krikščionis, pagonis, yra klaidinga, nes iš karto antisemitizmo prieskonis atsiranda. Bet galim galvoti tiesiog apie bendruomenę, kurioje, tarkim, krikščionių bendruomenę, kurioje kažkas spjauna į visą tikėjimą, išeina, ten, žodžiu, duodasi, gyvena kaip nori ir paskui grįžta. Vyskupas normaliai turėtų pasitikti kiekvieną nusidėjėlį jį apkabindamas, kaip mes bendruomenės nariai reaguosim. Sunkiai dirbę, laikėsi Dievo įsakymų, žodžiu, daug ko savo neleisdami. Tai va čia jau nebloga interpretacija, jau galima daug ką mąstyti, kuriam sūnui save priskirti, bet, kaip minėjau, visi trys personažai esame mes. Skirtingos situacijos gyvenime, bet va iš skirtingų pozicijų ieškoti pilnatvės. Ambraziejus, interpretuodamas šį palyginimą, tėvą prilygino Kristui, puotą Eucharistijai, krikštui, jaunėlio palaidumą ir sugrįžimą Adomui, jo nuopoliui ir atpirkimui. Liuteris įdomią įžvalgą irgi yra padaręs. Jisai kalba apie sūnų palaidūną ir akcentuoja atsivertimo motyvą. Jisai sako, kad atsivertimas kyla iš ilgesio, iš nostalgijos. Reiškia, kad žmogus taiga supranta praradęs šventumą, bet jo visą laiką ilgėsis. Ir tada tas lems jo atsivertimą ir sugrįžimą. Bet kaip matėm, jaunėlio istorijai ten to nuoširdaus atsivertimo nėra daug. Taigi, jeigu visos tos interpretacijos provokuoja tokiam elgesiui, kuris mus stebina, tuomet jos pasitarnauja. Bet jeigu ne, tai jeigu nepalieka kažkokių atvirų klausimų, gal reikėtų vėl ir vėl grįžti prie to palyginimo. Dangaus karalystė yra tuomet, kai kiekvienas, nesvarbu, kuris iš tų personažų, pamiršta save ir pradeda rūpintis kitais. Džiaugtis dėl kito. Ir aišku, kad to negali padaryti už kitus, bet gali padėti kitiems tai atrasti, tai suprasti, nuolat kviesti vidun, nuolat kviesti į šventę, visiems
kam reikia atrasti namus ir tarpusavio santykius. Taigi, mes esame ir sūnus palaidūnas, ir vyresnėlis, ir tėvas. Ir klaidžiojam, yra laikas, kai klaidžiojam, kai trenkiam durimis, pjaunam į viską, yra laikas, kai labai sukandę dantis dirbame, yra laikas, kai laukiame, ieškome ir yra laikas, kai net ir nesupratome, kad praradome. Tai dangaus karalystė bus mylint ir siekiant pilnatvės. Vertinant ne tai, kas ir kiek prie ko prisidėjo, bet vertinant buvimą kartu ir galimybę džiaugtis. Ne kažkur ir kažkada rojuje, bet šiandien. Tiek apie šitą palyginimą. Nežinau, ar pradėti su trečiuoju. Ką jūs galvojate? Numačiau tą, kurį sekmadienį klausėmės apie beširdį skolininką. Jūs spręskite, jeigu turit jėgų, turim. Vis tiek, ką žinai, gal rytoj jūsų nebebus, ar manęs jau nebebus. Tai, žodžiu, bent jau Mato Evangelija, 18 skyrius, 21-35 eilutės. Tuomet priėjo Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl dangaus karalystė panašiai į karalių, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybė, kad būtų sumokėta. Tuomet, puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų, ir nutvėręs smaugė jį sakydamas: atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo: turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Komentaruose apie šį palyginimą yra nemaža dėmesio skiriama teksto struktūrai. Dalinamas tas tekstas į 3 tokias scenas. Veiksmas rūmuose, kur karalius yra kreditorius ir pirmasis tarnas skolininkas. Veiksmas už rūmų, kur jau pirmasis tarnas yra kreditorius ir jo draugas skolininkas. Ir tuomet vėl grįžta veiksmas į rūmus, kur vėl pirmasis tarnas tampa skolininku, o karalius yra kreditorius. Ir tada kontrastas tarp tų pirmos scenos ir antros scenos, ir trečios, scenų, kurios ir skatina įvairias interpretacijas. Tai nesunku turbūt pastebėti, kad palyginimo tema yra atleidimas, kaip svarbiausia tema, bet išplečiant
turbūt ir teisingumas. Sakyčiau taip, teisingumas ir atleidimas. Tokia galėtų būti tema. Klasikinės, dabar alegorinės interpretacijos labiau akcentuoja palyginimo pabaigą, pabrėždami teisingumą ir tokia nuostata išreiškiama. Dangiškasis tėvas su jumis pasielgs taip, kaip karalius pasielgė su tarnais. Jeigu neatleisit vieni kitiems, tai ir jis neatleis jums. Ir čia Jonas Chrizostomas, auksaburnis, 4 amžius, prisideda prie šitos interpretacijos ir iš esmės jinai va taip per amžius ir keliauja. Taigi siūlo karalių tapatinti su Dievu, o tarnus ar vergus su žmonėmis. Neįsivaizduojama didelė pirmojo tarno skola, vėlgi tapatinama su žmogaus įsiskolinimu Dievui, reiškia kaip nuodėmių gausą išreiškiantis dalykas, o gerokai mažesnė antrojo tarno skola pirmajam tapatinama su nuodėmėmis prieš artimą. Bet jau net šiuolaikiniai komentarai pripažįsta, kad ši interpretacija neišvengia tam tikrų keblumų. Jau kalbama apie tai, ačiū Dievui, bet pastebėjau, neišvarto iki galo. Žodžiu, neatranda to rakto, kaip čia turėtų būti. Ačiū Dievui, tikrai ne mano protui, bet ačiū Dievui, kuris kažkaip apšvietė. Man atrodo, kad aš supratau šitą palyginimą ir pasidalinsiu su jumis, ką aš supratau. Autoriai, kurie bando komentuoti šį palyginimą dabar modernieji, jie sako, kad vis tiek ta interpretacija bažnyčios tėvų truputėlį skandalinga. Nes Dievas, kuris atleidžia, kurį mes kažkaip ir įsivaizduojam, staiga užsirūstina, įmeta į kalėjimą, žodžiu, pakimba Dievo gailestingojo Dievo autoritetas. Nors galėtume sakyti, juk teisingojo Dievo autoritetas čia kaip tik galėtų būti apgintas. Ir tai, kas kliūna, kad Dievas duoda tarytum vienintelį šansą žmogui. Vat jis, kaip sakyt, nusidėjo, pradėjo smaugti tą savo draugą ir viskas. Jokios antros galimybės, iš karto į kalėjimą ir iki paskutinio skatiko. Kiti pasisako, kad palyginimas yra gerokai išplėstas, originaliai turėjo būti, žodžiu, trumpesnis ir tada siūlo užbaigti palyginimą arba 30 eilutę, tai reiškia, bet tas nesutiko, ėmė įmesdino jį į kalėjimą iki atiduos skolą. Čia yra pirmojo tarno veiksmas savo bičiulio atžvilgiu. Žodžiu, ir palikti va su tokiu klaustuku, o kas toliau? Skaitytojas iškart supranta, kad šitas pirmasis tarnas pasielgia blogai, bet jo nemoko. Kiti siūlo bent jau 33 baigti eilutę, tai reiškia, kur jau karalius išsikvietęs tą nedorąjį tarną, argi nereikėjo tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs. Ir palikti su tuo. Tai būtų, kaip sakyti, Dievo autoritetas apgintas, jisai nepasirodytų mums toks skandalingas. Dar kiti mėgina švelninti situaciją, labiau akcentuodami antraeilius personažus, tai yra tuos kitus tarnus skundikus, kurie pamatė, kai pasielgė negerai šitas tarnas, nuėjo pas karalių ir pranešė. Juolab, kad tekstas prieš tai, Mato Evangelijos 18 skyrius, kalba apie tai, kaip jeigu brolis nusidėjo tau, eik ir prie 4 akių su juo kalbėk. Jeigu nepaklausytų, tada prie 2 liudininkų, ir jeigu vėl nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. Tai kažkuria prasme šitie kiti tarnai neišpildo šito reikalavimo, jie iš karto pas karalių arba pas Dievą apskundžia, ir tarytum tada tuo palyginimu kaip tik norima pailiustruoti, kaip reikėtų išbandyti visas priemonės, kad laimėtum savo brolį, o ne kad neprarastum jo. Abu tarnai kalėjime ir piktas karalius, bet toks finalas.
Žodžiu, jeigu neišbandom visko iki galo, bet va, tiesiog apskundžiam ir tada, žodžiu, visi nelaimingi. Dabar kita problema, su kuogi mums tapatinti, skaitytojui ir klausytojui, su kuriuo iš tarnų, su pirmuoju ar su antruoju. Su pirmuoju, aišku, mes iš karto linkę tapatintis, kadangi jam daug dėmesio skiriama, bet problema yra, kuris iš mūsų jaučiasi tiek daug skolingas, net ir prieš Dievą. Kiek ten 100 000 denarų ar talentų. 10 000 talentų. Ta suma, tai yra, aš paskui prie jos dar prieisiu. Gerai, prieisiu dabar. Žodžiu, palyginus tas dvi skolas, antrojo tarno ir pirmojo tarno, geriau žinoti ir pradėti skaičiuoti nuo antrojo tarno. Antrasis skolingas pirmajam 100 denarų. Denaras yra kaip ir drachma, dienos uždarbis. Taigi 3 mėnesių alga, 100 denarų, 100 dienų. Dabar jeigu šitą sumą padaugintumėt iš 600 000, tai vat būtų pirmojo tarno skola. Iš 600 000 3 mėnesių alga. Tai vat kiek laiko čia reikėtų dirbti. Ir tai čia yra tokia mažiausia vertė, kadangi tie talentai, jie galėjo būti sidabriniai, bet galėjo būti ir auksiniai. Tekstas nenurodo. Tai tada dar dvigubai reikėtų, jeigu tai yra auksas. Žodžiu, tiesiog suvokti, kad tai yra neįsivaizduojama suma. Ir dabar, kuris iš mūsų, tapatindamasi su pirmuoju, gali taip jau nuimti ir galvoti, kad aš Dievui šitiek skolingas. Kai jauna karta iš vis kelia klausimą, kodėl mes čia už tą Adomą turim jaustis visą laiką skolingi. Tarytum, aš pats nekuriu savo gyvenimo ir tai tokių bėdų kyla. Liuterio pastebėjimas įdomus irgi yra. Ar gali Dievas, kuris atleido visas nuodėmes, jeigu tapatinam karalių su Dievu, atšaukti savo malonę? Tai vat tuo pagrindu imta manyti, kad Dievas vis tik tai negali taip elgtis. Jeigu jisai jau atleido neatšaukiamai, tai jis nepanaikins šio sprendimo, nepaisant žmonių elgesio. Bet Liuteris mėgina vis tiek tą palyginimą komentuodamas sakyti, kad taip, Dievo atleidimas begalinis. Reiškia, nurašo tokią sumą, tokią skolą. Turi būti vertinamas. Ir jeigu kas nors piknaudžiauja Dievo gerumu, Dievo malonę, tuomet patenka į amžiną pasmerkimą. Taigi, irgi priveda prie tokio teisingumo jausmo. Dar kiti sako, kad galbūt šitas palyginimas reikalingas pradedantiesiems, tie, kurie pradeda gyventi krikščionišką gyvenimą, eiti Evangelijos keliu, tai kad jie kažkaip tai, kol dar dvasiškai nebrandus, neturi stuburo, tai jiems reikia žinoti, kad Dievas daug atleido ir jeigu tu tuo atleidimu nesidalinsi pats, tai, žodžiu, užsitrauksi pasmerkimą. O tie, kurie jau brandus, tie, kurie jau, žodžiu, ne pirmus metus eina tikėjimo keliu, tai jiems yra skirtas kalno pamokslas ir palaiminimų logika, kur reikia mylėti ne tik savo artimą ir bičiulį, bet jau reikia mylėti ir atleisti netgi ir savo priešui. Tai tokios idėjos, bet dabar galbūt viskas daug paprasčiau. Ir ne galbūt, o tikrai viskas daug paprasčiau, jeigu mes atsisakom alegorinio mąstymo ir jeigu atsisakom, žodžiu, nebandom čia kur nors pritempti Dievo. Tiesiog palyginimas apie žmonių santykius. Ir ten neieškoti, ar tas karalius yra Dievas ar ne. O tiesiog galvoti apie karalių kaip apie karalių ir apie tuos tarnus kaip apie tarnus, kurie mėgina pailiustruoti dangaus karalystės logiką. Nes Jėzaus tikslas šiuo palyginimu nėra
patvirtinti akies už akį principą arba danties už dantį. Reiškia, tu neatleidai ir tau nebus atleista, o tu atleidai ir tau bus atleista. Mes taip meldžiamės Tėve mūsų maldą. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ką tai reiškia? Jeigu aš neatleidžiu, tai Dieve, va taip ir tu man atleisk, kaip aš neatleidžiu. Reiškia, gali būti, kad mes prašom labai baisaus dalyko. Jeigu negyvenam tuo dėsniu, patys nebandom atleisti. Bet aš net galvočiau jau šiandien, kad toje maldoje yra siekimo idėja. Iškas atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes gyvename, bandom atleisti. Ne tokia teismo kažkokia idėja, atlygio, bet būtent krikščionių bendruomenė, bent jau pirmais amžiais, aš taip įsivaizduoju, jie net negalėjo pagalvoti, kad galima kitaip gyventi, neatleidžiant. Nors ten visko būta ir Paulius, aišku, žino, kaip ten su tuo atleidimu irgi. Tai grįžtų, Jėzus skelbia gerą naujieną. Ne danties už dantį ir akies už akį teisingumo principą, atlygio teoriją. Bet gerą naujieną ir trokšta, kad mes užsikrėstume dangaus logiką. Galėjo užsikrėsti ir tas tarnas, pirmasis, tą logiką, bet neužsikrėtė. Dabar klausimas, ar mes užsikrėsim. Palyginimas įrėmintas iš vienos pusės Petro klausimų ir pabaigoje iš kitos pusės tokia išvada, komentaras išvada apie dangiško tėvo elgesį su klausytojais. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu iš tikros širdies neatsiversite. Ir žinokit, šitie rėmai kaip niekad tinka. Šiaip, aš kalbėjau ir pirmoj paskaitoj, kad norėtųsi prieiti prie plikų palyginimų. Bet šiuo atveju tie komentarai man be galo padeda ir jie turi būti. Apaštalas Petras klausė Jėzaus: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Petras jau yra pažengęs. Jis yra Jėzaus mokinys. Jis žino, kad skaičius 7 yra tobulybės skaičius. Nors galbūt klausia ir taip labai, sakykime, tiesmukai, gal tikrai iki 7 kartų. Tai vieną kartą atleidau, antrą kartą atleidau. Klausia, kokios yra atleidimo ribos. Kiek žmogus turi atleisti, iš esmės. Ir to turbūt teisingumas reikalauja. Sakytume, negali visą laiką atleisti, nes tavim nuolat piknaudžiaus. Ir Jėzus ką atsako? Nesakau tau iki 7 kartų, iki 77 kartų. Įdomu, kad pavyzdžiui, Biblijoje tiesiogiai nėra kalbama, kiek kartų, aš kalbu apie Senąjį testamentą, nėra užsiminta, kiek kartų žmogus turi atleisti kitam. Netiesiogiai yra, rabinų tradicija pasisako už 3 kartus. Reiškia, žmogus turėtų atleisti 3 kartus ir remiamasi Amoso knyga, kurioje kalbama apie Dievo vykdomą teisingumą, bausmę tautai ir ne vienai, kuri nusidėjo 4 kartą. Taigi 3, tarytum tampa norma, 4 kartas jau yra, jau viskas, mano kantrybė baigės, baudžiu. Ir jeigu kam įdomu, tai Amoso knygos, pranašo Amoso knygos 2 skyrius. Pacituosiu. Taip kalba Viešpats: kadangi Moabas nusikalto 3 ir net 4 kartus, neatšauksiu savo ištarmės, nes pavertė pelenais Edomo karaliaus kaulus. Pasiųsiu ugnį Moabui. Tada truputėlį toliau. Kadangi Judas nusikalto 3 ir net 4 kartus, neatšauksiu savo ištarmės, nes jie atmetė Viešpaties mokymą ir nesilaikė jo įsakymų. Kadangi jie leidosi suvedžiojami tų pačių melų, paskui kuriuos ėjo jų protėviai, pasiųsiu ugnį Judui. Kadangi Izraelis nusikalto 3 ir net 4 kartus, neatšauksiu savo ištarmės ir jau Izraeliui ten labai daug teksto, kaltinimų ir bausmė. Taigi Petras siekia daugiau
Jau 3 kartai yra, sakytume, riba, bet jis siekia daugiau, o Jėzus kviečia eiti dar toliau. Atleisti 77 kartus. Irgi simbolinis skaičius, kuris išreiškia visada. Kiek kartų turiu atleisti, visada turi atleisti. Ir taip pat tie skaičiai nuskamba pradžios knygoje, bet ne atleidimo, o keršto kontekste. Tuomet viešpats Kainui tarė, kai jisai pradeda skųstis, Dieve, per didelė man šita bausmė, aš būsiu klajoklis, svetimoj žemėje gyvensiu ir kas norės mane nužudys. Ir Dievas sako, taip nebus. Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršyta 7-eriopai. Taigi galbūt jau ir čia tas 7, kaip priešingybė kerštui, Petras sako, ar iki 7 kartų turiu atleisti. O kiek tolėliau, čia pradžios knyga 4 skyrius, Lamechas, Kaino sūnus, kalba taip. Užmušiau vyrą už žaizdą, bernioką už įdrėskimą. Jei už Kainą atkeršijama 7-eriopai, tai už Lamechą 70 kartų 7-eriopai. Idėja kokia? Kad kerštas vis labiau auga. Kerštas be ribų atsiranda. Toj žmonijoje, kuri yra paveikta gimtosios nuodėmės. Ir Jėzus kelbia priešingai, kad malonėje gyvenantis žmogus gali be ribų atleisti. Ir kad tai yra dangaus karalystės esmė ir pailiustruoja tą būtent palyginimu, kurį ką tik skaitėm. Pavadinimai vėl beširdis skolininkas mus iškart nukreipia su skolininku. Bet jeigu mes pagalvotume tiesiog atsisakyti to titulo ir pabandyti paskaityti be jo, arba jeigu jau norit pavadinimo, galbūt galim čia galvoti apie beširdį karalių. Ir pamatysim, kad visai kitur akcentai. Gerai, karalius pradeda apyskaitą. Atveda jam vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Susakiau, kas tai per suma. Žodžiu, kadangi tas neturi iš ko grąžinti, karaliaus sprendimas yra toks. Parduoti jį su jo šeima, vaikais, visa nuosavybė ir tokiu būdu bus grąžinta skola. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Ar įmanoma grąžinti tokią skolą? Jau sakėm, kad ne. Jeigu ir būtų teoriškai įmanoma, kada? Žmogus tiek negyvena. Reiškia, valdovas, bet valdovas jo pasigailėjo. Ir čia be galo svarbus žodis, raktinis žodis pasigailėjo. Tai juk Dievo savybė. Ir ne kartą Dievas pasigaili Biblijoje, atleidžia. Taigi galbūt dėl to, kad tas karalius yra mėginamas sieti su Dievu, bet pasigailėjo arba parodė gailestingumą, arba tiesiog pakeitė kryptį. Atsisakė sprendimo, kurį buvo priėmęs prieš tai, parduoti jį su visa šeima ir nuosavybė, kad būtų išmokėta skola. Jis to nepadaro ir ne tik nepardavė tarno su šeima ir nuosavybė, bet net neišklausė to tarno maldavimo. Iškės tarnas maldauja, turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Jeigu būtų toks racionalus valdovas, jisai supranta, kad tai yra neįmanoma, bet kažkiek grąžins, vis mažiau. Žodžiu, gerai, atidedu skolą, terminą, tu po truputėlį grąžink, kiek pavyks, tiek gal tavo vaikai dar pratęs ten tą skolos grąžinimą. Bet jis pasigailėjo, ta dieviška savybė, jis iš esmės anuliavo skolą. Ne tai, kad pratęsė terminą, jis dovanojo skolą. Ir čia yra raktinis žodis visam šitam palyginime. Jis dovanojo skolą. Be galo kilnus karalius.
Tarnas nebeskolingas ir man atrodo, kad karalius išgyvena dangaus karalystės patirtį, taip pasielgdamas. Toliau seka drama kilusi tarp pirmojo ir antro tarno. Minėjau, kad galėjo užsikrėsti tuo gailestingumu pirmasis, bet to nepadarė. Kyla klausimas, ar dėl to pirmasis tarnas yra blogas. Jis reikalauja to, kas jam priklauso. Kad karalius geras ir dosnus, čia jo reikalas. Čia viskas gerai su juo, man pasisekė. Jis dovanojo skolą. Bet aš turiu savo santykius su kitais ir aš tikrai nieko nedarau neteisėto, būdamas pirmuoju tarnu. Reiškia, jis man skolingas, aš jo prašau, kad grąžintų, nežinom motyvo. Galbūt pirmasis tarnas, staiga iš tos laimės, anuliuota skola, pradės naują gyvenimą. Nuo kažko čia reikia pradėti, kažkur čia suktis. Va, yra kaip tik skola, kuri kaba, kuri man duos kažkokį impulsą. Gali būti labai kilnus motyvas. Aišku, mes iš karto matom, kad jis ten iš to tono smaugė tą savo bičiulį, beje, irgi draugą, to paties statuso žmogų. Reiškia, jie abudu yra arba karaliaus tarnai, vergai, bendradarbiai, o dar ir bičiuliai netgi. Tai galėjo pasielgti kilniai, bet tai nereiškia, kad jis yra blogas žmogus, jeigu jis taip nepadarė, nes teisiškai žiūrint, jis nieko nenusikalsta teisei. Taigi galėjo parodyti gailestingumą, bet neparodė. Ir čia peršasi žemės karalystės logika su visais teisingumo saugikliais. Karalius išsikviečia dabar tą tarną, jam priekaištauja: nedorasis tarne, visą tą skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Ir palyginimas galėjo čia baigtis. Ir jeigu jis būtų čia pasibaigęs, provokacija išliktų ta pati. Bet man atrodo, kad Jėzus norėjo dar labiau išryškinti provokaciją. Jeigu čia pasibaigtų palyginimas, Dievo veidas nebūtų iškreiptas ir tada tikrai galėtume sakyti, kad tas karalius lygų Dievas, elgėsi kaip Dievas. Bet kas toliau seka? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Toks karaliaus elgesys būtų teisingas, jeigu jis nebūtų dovanojęs skolos, jeigu jis būtų tik atidėjęs terminą. Žodžiu, kaip tau pavyks, ten dalimis man gražinsi, skola kaba, dabar jis pamato, kaip pasielgia šitas tarnas, tu taip, tai tada gerai, šekis. Bet juk skola tai dovanota, skolos nėra. Ir dabar staiga vėl jinai gražinama. Vėl jinai atgyjo skola iš naujo. Tai ką tada reiškia dovanoti skolą? Vieną dieną dovanoju, panaikinau, kitą dieną atsiimu, atstatau skolą. Taigi karalius rodės įžengęs į dangaus karalystę, į jos teritoriją, kai jo prašė atidėti skolą, o jis dovanojo ją, staiga įžengė į žemės karalystę, nes pasirodo, kad jis jos net nedovanojo, nebuvo dovanojęs, nes įsijungė teisingumo jausmas ir atsidūrė žemės karalystėje. Kitaip tariant, palyginimo provokacija. Ar galima dovanoti su sąlyga? Ar galima dovanoti su kažkokiais receptais, kaip turi elgtis žmogus, kuriam aš dovanojau? Tai nedovanojamas ir tada tai nėra atleidimas. Jeigu dovanoji iš tikros širdies, tuomet tai yra neatšaukiama ir tai yra be sąlygų. Galima trokšti, kad kitas taip pat elgtųsi, užsikrėstų tą logiką, bet negali to reikalauti. Ir toks yra Dievas. 103 psalmė, 10-12 eilutės. Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes.
Kaip aukštai nuo žemės dangus, taip didi jo ištikimoji meilė, pagarbiai jo bijantiems. Kaip toli rytai nuo vakarų, taip toli nuo mūsų išsisklaido mūsų nuodėmes. Dievas niekuomet neatmena mūsų nuodėmių. Jeigu Dievas atleido, viskas, niekada prie to negrįš. Jisai serga Alzheimeriu, tam, kam atleido. Ir būtent trokšta, kad ir mes persiimtume šitų Dievo savybę. Kad mes mokytumėmės veikti kaip Dievas, atleisti ir prie to nebegrįžti. Dabar palyginimas baigėsi, taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui. Padarys ką ir padarys kam? Nubaus. Bet nubaus kaip ir ką? Neturėtum iškart galvoti apie tą tarną. Aš manau, kad atsakymas yra užsirūstinęs valdovas atidavė jį būdeliams, iki atiduos visą skolą. Bausmė yra karaliui. Jis ką tik turėjo kilnią širdį, karališką širdį, kuris staiga tapo rūsti širdis, kieta širdis. Turėjo gailestingą širdį ir dabar turi, pats save pasmerkė užsirūstinimui. Turėjo laisvę, įsivaizduokit, dovanoji skolą ir pamiršai, o dabar turi teisingą ir kietą širdį ir skaičiuos iki paskutinio skatiko, kol tas jam gražins. Vietoj to, kad būtų laisvas, dabar jisai lauks, skaičiuos, stebės, jis tampa buhalteriu. Vietoj to, kad būtų Dievo vaikas. O ta suma begalinė, įsivaizduokit, iki paskutinio skatiko. Provokacija, kuriai kviečia palyginimas, žinoma, yra atleidimas. Bet atleidimas, kuris yra besąlyginis, neatšaukiamas ir kuris dovanoja laisvę, Dievo vaikų laisvę. Tai yra dangaus karalystės patirtis. Ne kažkada kažkur, bet šiandien ir dabar. Mes labai dažnai atleidžiam, bet čia pat grįžtam prie skolos. Ir jeigu taip buitiškai, paprastai, skandalas koks nors šeimoje, kažkokia suirutė, o tu ir praeitą kartą taip darei, ir prieš 20 metų tu taip darei, ir visa tavo giminė taip daro, ir kas jūs per giminė išvis. Ir kaip suveikia atmintis tobulai gerai. Mes labai greit atsimenam visas mums padarytas nuoskaudas, kurias tariamai atleidom ir dovanojam. Be galo man čia rauna stogą, kai atrandi, kas yra dangaus karalystė. Ir aš manau, kad Jėzus būtent apie tai kalbėjo. Atleisk, kad būtum laimingas, kad būtum laisvas, kad būtum iš tikrųjų karalius. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.